Labas rytas. Išvykstam į naują reisą. Tikėkimės nepabėgs aviliai. Truputį transportavimas sudėtingos yra. Tai šiandienos tikslas yra pristatyti 5 avilius į Kauną ir vieną į Vilnių, į naujus bitynus. Vieną seną, vieną naują. Tai saulė jau mus sveikina. Šiandien buvo šaltoka, rodo -5, bet nežinau ar tiek buvo. Bet nagus kanda gerai. Tai ką, palinkėkit sėkmės ir važiuojam. Įsikurdino šeimeinos naujos namuos. Šilogynas. Dabar apsiskraidys. Šiandien susipažins, kur yra. Nuo rytojaus pradės dirbti. Jeigu orai atšils, tai išvis bus pasaka. Tai džiaugiamės bendradarbiavimu su žmogum ūkininku. Šilogynas šalia, durpynai šalia. Tai matysim, kaip joms seksis. Jeigu bus gerai, atvešim dar. Ir tęsim toliau darbus. O dabar važiuojam toliau. Šitą vieną šeimelę laukia didesnis pasikankinimas, nes dar liko apie porą valandų kelionės iki Vilniaus. Ne porą valandų, gal biškį mažiau. 1,5. Niekad net nežinojau, kad yra taikoma tokia procedūra apsaugoti šilauogių žiedus. Pilamas naktį vanduo ir užšąla paskiau pavasarį iš ryto nuo šalnos ir nenušąla. Atvykom. Išsikraunam. Pamiršom atsirišti. Išsikraunam. Kelionė labai ilga, bet kol kas dūzgia. Kaip čia bus toliau, matysim. Gal girdėjot, gal kažką matėt, nežinau. Dabar išsikrausim, atidarysim. Tiksliau kaip pasakyti, leisim paskraidyti. Apsiskraidys per šiandieną. Tokį puolimą mes vadinam puola atbulos. Skrenda atbulos, netiesiai, o atbulom į tave varo. Žiauru. Draugiškumas koks. Na tai, vat ir gyvenam. Tai va čia kai vakare ateini ir kai ateini pas piktas. Ropšuch maslai. Atsiprašant. O padaryti darbą reikia. Ir motinų dar gaut biškį anksti. Kai kurie jau gauna, bet vienetai. Jo, štararai. Oj. Čia jau tragedija, ne šeima. Niekas su jumis nesitsackintų kaip aš. Ai, ten pakančiai. Ta dūminė da man nenori dirbti. Šiandien. Taškai padidinam tarpelius. Ir išgyvens. Tai va, norėtumėte tokį bityną, kur tokia pikta šeima? Kas nebijo, galit mielai jungtis. Duosim kombinzoną, viską. Galima eiti. Manau, neatsirastų nei vieno norinčio prie tokios šeimos. Gal koks entuziastas. O dabar lekiam, taip, jau yra 8:30. Būsim 9:30 bitynė. Bet niekur ten nelysim, tiesiog atidarysim dangtį, uždėsim grotelę magaziną ir uždarom. Tai šiokį toks sutrukdymas, bet kitaip nesigauna.
kartais tenka ir taip pasielgti. Aišku, nėra gerai, bet toks gyvenimas. Tai dabar lekiam prie ežerėlio. Gerai, jūs kažką matot, kažką nematot. Tai visa esmė yra tokia. Klausimas jums. A prie tokios šeimynos tai norėtumėte dirbti? Nei dūmo neduosiu. Ir čia jau yra praplėšta. Tai va, atsargiai atsidarom. Stoj. O. Biški kyla. Bet iš dalies galima sakyti, kad visai nekyla. Iš karto dedam magazinčiką. O. Truputį patvarkom. O. Iš karto tada padarom čia va reikalus. Visos su magazinais. Visos laimingos. Jo. Nematau dabar su jumis kalbėdamas kur eit. Tai vat prie tokių šeimų norisi dirbti. Geresnis reikalas negu prie tų kitų. Tai o dabar ką? Paliekam naują bityną ramybei. Atvažiuosim po nepilnos savaitės pažiūrėti, kas darosi. Nu, aišku, jeigu ir orai bus geri. Nes jeigu orai bus nekokie, tai nebus ko ir važiuoti turbūt. Tai va. Kol kas iki...